Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad suaugę žmonės netiki, jog egzistuoja senelis šaltis. Tačiau jie vis tiek balsuoja rinkimuose. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Žinai, kolegė, pasirodo Panevėžyje policijos sulaikymo kamerose nesaugu. Kaip tai nesaugu? Štai du Panevėžio policijos pareigūnai teisme įrodė, kad ne jie atsakingi už tai, jog sekmadieniais komisariato areštinėje galima gauti kaulus net iki sąmonės netekimo, nes filmavimo kameros neveikia. Apygardos administracinis teismas panaikino Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pareigūnams skirtas nuobaudas už nepriežiūrą. Nu čia dabar. O tai va taip, vienas sulaikytas girtas vairuotojas, išleistas į laisvę, policininkams metė kaltinimus ir viešai papasakojo, kad kameroje buvo sumuštas vieno iš pareigūnų. Ta prasme gavo į kaulus. Na taip, gydytojai sulaikytai net išvežė į ligoninę. O tai kas buvo tiems policininkams? Na, pradžioje šefas jiems suraitė nuobaudas, o šie kreipėsi į teismą ir teismas juos išteisino. Kaip tai išteisino žmogus ligoninėje, o policininkai nekalti? Patai pradėjus aiškintis aplinkybės, paaiškėjo, kad lyg tyčia ta, kad neveikė vaizdo įrašymo įranga. Arba taip sakant, gal ir patys pareigūnai jas išjungė, bet niekas negali to įrodyti. Tai vat atskalpavo tą vargšelį kaip reikiant, o įrodymų nėra, kameros nefilmavo. Na įdomi, o tai kas dėl to kaltas? O tai jau kaip kiti parodymai yra. Apklausus nakties įvykių liudininkus nustatyta, kad kameroje susimušė du sulaikytieji. Kas vyksta už grotų, monitorėje stebėjęs budėtojas pasakojo matęs, kaip vienas vyras gulėjo ant žemės, o kitas į sparną. Ir tas budėtojas nieko nedarė? Pasirodo, kad ne. Vadinasi, savaitgaliais patekus į sulaikymo kamerą galima gauti ir kaulus nekaltai. Žinoma, galima. Kameros tai neveikia, kai nenori, kad veiktų. O precedentas jau yra, pareigūnai nekalti. Kaltas pats, kuris sėdėjo kameroje ir taip sakant pats save sumušė. Na jo, tik pas mus tokios nesąmonės gali ir būti.